turn on, tune in, drop out. Well, I feel very fine. And I see flashes of color. There's violet, and yellow. I see a lot of violet and yellow. Everything is in color, and I can feel the air. I can see it. I can see all the molecules. Sveiki gerbėmieji atvykę į podcastą apie muziką, kūrybą ir garsą Echo Spektras. Ir šiandien laidoje turim nuostabų garso režisierių, dizainerį ir išskirtinio filmo, Viško hito Lietuvoje, Pietinius kronikos filmo garso takelio kompozitorių Vytį Puroną. Tai Vyti, ačiū labai, kad radai laiko, kad įsileidai mus. Ačiū tau. Esam nuostabioje Matt Stone studijoje, apie kurią pakalbėsim. Ir šiandien laukia išskirtinis epizodas, kalbantis apie Pietinio kronikų garso takelį. Esam nuostabioje Matt Stone studijoje, kur yra miksinama be gal daug filmų. Mes šiandien ryte atėjom, jau turbūt buvo naktinė pamaina kažkokia pasikeitė. Studija naudojama, nežinau, 24 valandas per parą. Tai Vyti, papasakok, kaip tu čia atsiradai ir papasakok, kaip atrodo tavo diena kaip garso režisieriaus, garso dizainerio, filmų kompozitoriaus. Iš tikrųjų, jo, šitas projektas man netipinis. Šiaip aš 20 metų dirbu kaip garso režisierius arba filmų galutinio suvedimo garso režisierius. Ir šitoje salėje ir Lauryno Bareišo sesės, ir Saulės Bliuvaitės Akiplėša, ir įvairiausių filmų teko sumiksuoti ir man. Tai su Julium Grigelioniu, garso režisierium, mes daug iš tikrųjų dirbame. Ir tas spektras, jis pakankamai platus. Kristinos Buožytės virtualus filmas, naujas Čiurlionio motyvais, irgi miksuotas Dolby Atmos formatu šitoje salėje. Ir šitoj studijai turit 7.1.4. Taip, čia yra 714. Taip. Galim gal irgi žiūrovom papasakot, ką tai reiškia kiekvienas iš skaičių, kad kitą kartą nuėję į kiną galėtų suprasti, kai sako, yra 5.1 ir panašiai. Iš principo, kaip stereo tai yra 2. Jo. Tiesiog kairė dešinė. Tada yra 5.1, toks formatas 5.1, kuris yra turbūt plačiausiai paplitęs standartas kine. Tai yra 5 kolonėlės plus dar ta viena. Tai 5 tai reiškia kairė, dešinė, centras, ekrano centre ir tada 2 gale suraundinės kolonėlės. Ir 1 tai yra žemų dažnių kolonėlė, subwooferis. Subas, jo. Taip pat yra ir formatas 7.1. Tai yra lygiai tas pats, tik tai dar prisideda 2 kolonėlės šonuose. Ir kai atsirado Dolby Atmos, ten, aišku, standartas dar daugiau tų kolonėlių apimantis, ten 60 kažkas, ten kažkaip. Ir tai yra besiskeilinantis formatas, toks, kur tu jau daugiau kuri, tokia kaip erdvę. Ir paskui priklausomai nuo to, kiek tu turi kolonėlių atkuriančioje sistemoje, ta erdvė susimažina arba pasididina. Tai pridėjus dar 4 kolonėlės viršuje, prie to 7.1, galima dar turėti ir viršutinį lauką. Tai iš principo tu gauni tokią visą garso sferą, kuri tave gali tiek apsupti, tiek iš viršaus dar ten kažkas krenta, leidžiasi, kaip tam, sakau, virtualios realybės šitam filme, ten Čiurlionio paveikslų motyvais iš viršaus auga, dangus persipaišo, šaknis kažkokios, visi tie dalykai, jie gali ne tik aplinkui, bet būti ir viršui tavęs. Taip, tai padaro įtraukiantį lauką, kur tos istorijos dar gražiau pasakos. Taip, ir šiaip tai galų gale viskas susiveda į tai, kad mes turim 2 ausis. Taip. Tai girdim su viena ausim ir su kita ausim.
tą lauką susimuliuoti, vadinasi, mums visgi užtenka tų 2 ausų, daugiau ir nėra kaip to inputo paimti. Tai ausinėms adaptacija tų visų Dolby Atmos laukų, jinai yra pakankamai nebloga ir tas formatas, kai tu, tarkim, tokioj salėje miksuoji galutinį suvedimą visame tame lauke, jis po to visai neblogai persikelia ir ausines, nes, tarkim, tie VR-ai, jie daugiau yra ausinėms skirtas formatas, o kino teatre skamba jau tai, ką tu girdi tokioje salėje. Tai yra labai neblogas būdas taip tarp formatų vaikščioti, kad tu gali ir sugrįžti į 2 kanalus, į 5.1, į 7.1.4 ar net didesnį, jeigu yra poreikis. Tai Vyti, visa Lietuva dabar į kino teatrus subėgo žiūrėti šiaulietiško filmo Pietinios kronikos. Esam nuostabioje Matt Stone studijai, kur visas filmas ir buvo miksintas, ar ne? Taip, iš tikrųjų, teisybės dėliai turiu pasakyti, kad filmo garso režisierius Saulius Urbanavičius, filmo galutinio mikso suvedimo režisierius Jonas Maksvytis. Aš šitame filme prisijungiau labai savo netikėtam amplua kaip kompozitoriaus ir filmo muzikos takelio kuratoriaus, tam tikrą prasme didžėjaus. Okay. Labai įdomu, kad pažymėjai didžėjus. Aš kaip žiūrėjau filmą, tai man pirmas klausimas buvo, gerai, čia yra nuostabus garso takelis ir aš pasimečiau, kur yra kurtas garso takelis, kur yra naudoti gabalai, tarkim, kaip aš išgirdau You Can Touch This, aš pagalvojau, okei, čia lietuviškas filmas, grįžkim į realybę. Lietuviškas filmas, mes klausom pasaulinio gabalo, kur kine gauti licenciją tokiam gabalui, turbūt lietuviškam kine pirmas toks atvejis, kur tokio kalibro gabalai skambėjo kino ekrane. Tai tavo darbas, kiek suprantu, buvo tiek pat kuruoti ir tą diegetinį garso takelį ir nediegetinį. Tai iš tikrųjų gal pradėkim nuo to, kad filmo muzikos rolė buvo papasakoti tiek apie išorę personažų, tiek apie vidų. Tai viskas nuo to turbūt ir prasidėjo, kai man paskambino Ignas Miškinis, režisierius filmo, ir tiesiog pakalbino, ar tave domintų galbūt. Toks buvo gan abstraktus pokalbis. Man atrodo, mes labai greitai abudu supratom, kad tą laikotarpį matome panašiai. Ir tai, kaip mes matome Pietinio kronikas, tai nėra tik tai komedija, tai nėra tik tai apie išorę. Tai yra filmas, kuris turės ir vidinę tą tokią liniją personažų. Apie jų naivumą, jautrumą, netgi tam tikrą prasme geziuko meninę pusę. Man, pavyzdžiui, Pietinio kronikos knyga netgi nebuvo bajerių knyga. Man tai buvo pakankamai tokia rimta ir širdį paliečianti, liūdna netgi, sakykime, taip, knyga. Tai atsirado tas supratimas, kad bus ir išorinis, ir vidinis pasaulis labai anksti ir be abejo buvo aišku, kad išoriniam pasauliui teisingai perteikti reikalingi laikmečio atributai, simboliai. Tai kaip ir filme ten daug kur yra ir knygoje tas dalykas apie originalą ir fufleką, kas realiai buvo siekiamybė tais laikais, visą laiką balansuodavai tu tarp originalo ir fufleko. Tai buvo aišku, kad mums tikrai reikės originalų. Tam tikrų gabalų, jie privalo būti tame filme, kad tu pajustum visiškai aurą to laikotarpio ir kad tam tikri gabalai, kurie mums yra girdėti tam tikrose kontekstuose, kad jie žiūrovą tiesiai nuneštų ten. Ja. Man atrodo, tai yra dalykas, kurį turi galia, kurią turi pažįstamų gabalų naudojimas kine. Tai yra tave tiesiai teleportuoja, tai kaip tu jauteisi tada, kai tu girdėjai kažkur kažkada tą gabalą. Tai filmo prodiuseris Lukas Trimonis užtikrino mums sąlygas, kad mes galėtume žaisti tokioje paletėje ir konstruodami tiek tą išorinį, tiek tą vidinį filmo personažų pasaulį. Ir taip susidėliojo, kad iš tikrųjų filmo takelis turi kaip ir 5 tokius pagrindinius komponentus. Okay. Muzikos takelis. Aha.
Tai yra segmentas superhitai, užsienio superhitai. Tai Metallica, Nothing Else Matters, Enigma, Two Unlimited, Culture Beat, Mr. Vain, You Can't Touch This. Tada kitas segmentas yra lietuviška popmuzika to laikmečio. Turiu omeny tai, kas groja, vat būtent ta visa diegetinė filmo muzika, kažkur ten magiukuose, kasetėse, klube netgi, tai vat tie visi gabalai, Vidurnaktis, ten, nežinau, Foje, Cell, visi šitie dalykai. Tada yra trečias segmentas, tai yra laivai, visa gyvai grojama muzika. Tai yra koncertai, Biksų, Foje, taip pat yra dar fragmentas, kur aktorė Digna, Monikos personažas, groja gitarą Metallicos dainą. Jo. Apie tai galėsim dar vėliau pašnekėti. Labai įdomu, jo, kaip tvarkėtės, jo. Nebuvo vienintelė opcija, buvo svarstamos ir kitos dar prieš filmavimą. Tai žodžiu, 3 komponentai. Šitie yra apie išorę. Aha. Tada yra dar 2 komponentai. Tai yra mano kurti gabalai, kurie, tokie chameleonai apsimeta lygtai pusiau to laikmečio muziką, naudoja tam tikrus atributus, kurie buvo to laiko pop muzikoje, šokių muzikoje, Eurodance, visi šitie dalykai. Ir jie jau yra rašyti specialiai filmo scenom. Kažkokiom temos sukurtos, sugalvotos, integruotos taip, kad jie jau būtų tose scenose. Ir tada yra 5 komponentas, tai yra jau filmo temų dramaturginė muzika. Jau yra mano rašyta specialiai filmui, būtent sustiprinant vidinį tą pasaulį, atskleidžiant tų personažų vidinį pasaulį. Tai va toks visą laiką vyko žongliravimas tarp tų 5 komponentų. Kiekviena scena reikalavo vis kažkokios kitos priemonės. Tai tokiu būdu kažkaip užsitikrinome tas plačią tokią paletę, kad tu galėtum laviruoti kartais šokdamas tiesiai į jausmus, kurie mus teleportuoja į tą laikmetį, kartais grodamas kažkur nepastebimai. Iš tikrųjų, netgi taip sakyčiau, idealus klausytojas dažnai nesupranta, kad filme yra dar kažkas apart tų visų gabalų, žinom. Taip. Idealus klausytojas turbūt tiesiog nueina į filmą, turi gerą laiką, idealus žiūrovas. Ir jį paliečia tą istoriją, jis išgyvena kiekvieną skirtingai, mes priimam. Ir kas lieka iš muzikos, tai yra toks galbūt kažkam sugrįžimas į laikotarpį, galbūt kažkam apsilankymas laikotarpį, kuriame tu nebuvai. Bet iš principo tu neturi iki galo suprasti, ko ten buvo visur pridėta. Visiškai, žinok, taip ir jaučiausi. Žiūrint filmą, atrodo, pasirinko Ignas režisierius tą pasakojimo motyvo, kad skirtingos dalys labai aiškiai atsiskiria, tiek muzikaliai, tiek vizualiai pereinam į kitą estetiką, juostą, VHS ar ten DV kamerytę. Ir man atrodo, labai padėjo tą istoriją pasakotis, nes veikėjas patiria labai ryškius etapus. Kada įsimyli, kada ten pradeda lietuvių literatūrą skaityti, kada iškeliauja į Vilnių ir panašiai. Tai labai gražiai balansuota buvo tarp visų dalių, tiek muzikaliai, tiek vizualiai. Ir papasakok, koks buvo santykis su režisierium dirbant. Kaip visas atrodė kūrybinis procesas, kiek užtrukote ir ko režisierius norėjo, kaip priėjote kažkokius tai sprendimus ir radot kompromisus ir kokius iššūkius tipo patyrėt? Tai man atrodo, Ignas ir yra pagrindinis komponentas viso šito filmo variklis, kaip Lukas sakė, žmonių magnetas. Tai tikrai, man atrodo, visi, kas mes dirbome prie šito filmo, stengiamės kažkaip kuo mažiau galvoti apie kažkokį savo ten laiko indėlį ar į tai žiūrėti kaip į darbą, tiesiog tuo pradėti gyventi. Ir su Ignu buvo labai lengva dirbti. Neapsiverčia liežuvis to darbu vadinti iš tikrųjų, nes būdavo tokios sesijos, kad mes susitikdavome pas mane studijoje ir klausydavomės muzikos.
Ignas atsineždavo Coca-Colos degustuoti ir mes kartais aš gerdavau, kartais negerdavau. Ir gurkšnojant tą Coca-Colą mes tiesiog klausydavomės muzikos. Aš per tą laiką iš tikrųjų padiginau stipriai ir tai, kas man buvo pažįstama tada, nes aš čia galim irgi dar prie to sugrįžti. Jo, turbūt buvo bet dabar šuolis. šnekam apie darbą su režisierium. Jo. Ir vis, turėdavau kažkokių naujų atradimų kas savaitę, ar kada mes susitikdavome ir pasidalindavome tais dalykais. Taipogi mes pasakojomės istorijas. Aš buvau iš Šiaulių, man tas laikmetis Šiauliuose ėjo, būtent 93-4, Ignui ėjo Vilniuje, nors Ignas dabar jau irgi šiaulietis po šito filmo, bet buvo tas, kad mūsų patirtis tame laikmetyje buvo labai panašios. Mūsų nepasisekimai, mūsų siekiamybės ir pasisekimai, tokie to laiko ribose, jie buvo labai panašus. Ir užtat buvo labai lengva tiek klausant tą muziką, tiek bandant suprasti, ko istorijai reikia. Iš tikrųjų, tai dar turbūt svarbu, kad mes nuo pradžių abu supratome, kad jokių būdų negalima į tą laikmetį žiūrėti kaip į kažką, ten tokio kvailo, naivaus, į ką mes dabar galim iš aukšto pažiūrėti ir ten muzika naivi, tas Eurodance, tai ten maroziukų muzikėlė, ten kažką, tai hi ha ha, bumčikas. Visiškai buvo, abiejų mūsų noras pagarbiai žiūrėti tą laikmetį, nedaryti nostalgijos įspūdžio dėl to, kad nostalgija, bet norėjosi būtent kurti filmą taip, kad jis jaustųsi kaip padarytas tais laikais, kad jis skambėtų taip, kaip padarytas tais laikais, kad tu net negalvotum apie tai iš tikrųjų, kad padarytas ten kažkaip, kad jis tiesiog turėtų tokią savo aurą ir tą geriausiai pasiekti, man pavyzdžiui atrodo, iš muzikos pozicijos tai padėjo tas, kad aišku, daug prisiminimų, ten visokių dalykų susideda, bet ir bandymas suprasti, kaip to meto muzikos prodiuseris galvojo, kaip veikia tos studijos, kokią įrangą naudojo, kokios buvo siekiamybės, tiek estetinės, tiek techninės tos muzikos. Tai jau kalbant apie tą dalį, kurią komponavau specialiai tam filmui, kurią rašiau ir prodiusavau ir kūriau, įrašinėjau, tai būtent gan anksti atsirado tas supratimas man, kad reikės visgi šiek tiek keisti savo dabartinį priėjimą prie muzikos kūrimo, tą tokį workflow, kažkaip norėjosi atsikurti tam tikras sąlygas, kurios yra būtinos norint specifinio kažkokio skambesio. Tai būtent kas buvo tos sąlygos? Ar tai buvo daugiau iš įrangos pusės, ar tai buvo mentalinis kažkoks tai pasikeitimas, prieimas prie muzikos, kaip Vytis nusikėlė į 90-uosius ir kaip tas soundtrackas skamba dabar taip autentiškai? Kodėl skamba taip autentiškai? Spręsti žiūrovam, aišku, apie tai, kaip jis skamba, bet aš gyvenau tuo laikotarpiu. Ir aš gyvenau tuo laikotarpiu Šiauliuose. Aš tada buvau, jaunesnis už filmo herojus, turbūt kokiais 5, gal 7 metais. Tai buvau toks, ankstyvas paauglys. Ir tai buvo laikotarpis, kai tu gyveni be filtrų, tu visiškai atviras popkultūrai, visiems popkultūros simboliam, tu tiesiog bandai juos gerti visais įmanomais būdais, rinktis čia MTV, tenais, nežinau, Two Unlimited, MC Hammer, visais tais dalykais aš tada disponavau juos, kažkokiu būdu rinkau kasetės, viskas, kas susijęs su muzika ir popkultūra man buvo tada svarbu. Tai tas segmentas, jis jau buvo, bet tada aš nesuprasdavau, kaip dirbo suaugę žmonės, kurie visą tą tokį... Popkultūrą kūrė. tą popkultūrą kūrė, jo, kaip jie ją konstravo. Galų gale tai buvo nepasiekiama ne tik man, paaugliui,
bet praktiškai niekam mūsų terpėje ir suaugusiam, kurie ir norėjo tą popkultūrą. Labai įdomu, tai kaip dabar tu matai vat, su perspektyva, labai įdomu, kad pažymėjai, kad tuo laiku nesuprasdavai, ar dabar matai, kad tai buvo konstruota kažkaip tai būtent įkvėpti tą, nežinau, tą jaunąją kartą kažkam tai, kaip tu dabar matai iš perspektyvos, kas vyko 90-aisiais su popkultūra Lietuvoje? Lietuvoje tai čia dar atskiras turbūt visas dalykas. Aš galbūt labiau žiūrėjau į tai, kas vyko ir sugrįšim prie to, čia jokių būdų nenurašant. Aš labiau žiūrėjau į Vokietijos, Olandijos, Eurodance, visą tą sceną, producerius muzikos, kurie kūrė tokioje rinkoje. Tai yra iš principo, pagrindiniai šokių muzikos hitai. Ėjo iš būtent tų terpių, Vokietijos, Olandijos, Britų tam tikrą prasme, bet iš principo Vokietijos, Olandijos. Tai tiek Enigma ir ten Michael Cretu produceris, ir aplinkui jį kiti projektai, ten Sandra iš labiau 80s, beje, jo žmona Sandra. Ir jos vokalas yra Enigmoje, ir jos vokalas yra Pietinio kronikos, mes būtent naudojam tą fragmentą. Bet, žodžiu, man buvo įdomu sužinoti, kaip atrodė jų studijos, ką jie naudojo ir kokios buvo siekiamybės. Tai vienas iš tokių dalykų, ką aš atsekiau, iš nuotraukų, iš visokių interviu, kurių yra labai mažai. Ir mažai kalbama apie būtent tą techninį aspektą, kurio dabar yra daug ir YouTube ir visur. Atsekti netgi muzikos žurnaluose, kad ir bet kokia ten vokiečių kalba, jų nelabai daug iš tikrųjų yra išlikę. Tai bet ką man pavyko suprasti, tai buvo viskas daroma pakankamai greitai. Kai kurie instrumentai turėjo tam tikrus garsus, kur galbūt net nebuvo tiek daug skiriama laiko paieškoti savo specifinio kažkokio garso, bet pasitikima tuo, kas jau ten yra tame sintezatoriuje. Nes tai iš principo šokio muzika vis tiek daugiau mažiau negyvais instrumentais grojama. Ir ji buvo konstruojama gan greitai, kai kurie iš tų gabalų, ten pavyzdžiui, kaip Dr. Alban, It's My Life, bent jau jis pats taip sako, kad jis buvo realiai padarytas per 5 valandas tas gabalas. O jo tas toksai nuaidėjimas vis dar tęsiasi. Jis irgi yra Pietinio kronikose galų gale. Vienas iš tokių dažnų visai atveju, ne? Pop muzikoje, kad gabalas yra sukalmas ganėtinai greitai. Be abejo. Aš šiaip manau, kad geriausi dalykai, ką aš esu sukūręs, arba mano aplinkoje, kas nors yra sukūręs, jie įvyko labai greitai. Jie įvyko labai greitai, o tada galbūt sekė procesas, kuriame kažkas dar vis galvojo, gal nebuvo tikras ir gludino, tokie gali būti dalykai. Arba jeigu tu turėjai galimybės, galbūt greitai buvo nušlifuotas ir užbaigtas. Bet iš principo pats tas sukūrimo momentas, man atrodo, jisai dažniausiai būna greitai kažkaip įvykęs. Jis nėra toks, kad ilgai konstruotas, racionaliai sudėliotas. Gali būti ir tokių atvejų, bet daugybė, man atrodo, didžioji dalis turbūt yra tokių, taip. Tai Vyti, ar patyrei tokį momentą su šito garso takeliu? Be abejo, mes sėdėjom ilgai prie šito filmo ir jis tęsiasi. Kas yra ilgai, papasako, gal ne visi žiūrovai supranta laiko terminus. Kas yra ilgai kino pasaulyje? Iš tikrųjų, nėra nei ilgai, nei trumpai, yra tiek, kiek reikia. Tai, arba yra tiesiog kada deadline'as, iki deadline'o. Taip, yra deadline'as ir kuo anksčiau pradėti ir kuo toliau turėti deadline'ą yra idealus atvejis, bet aišku, laikas yra laikas. Tai su šituo filmu buvo taip, kad būtent dėl muzikos teisų mes turėjom šiek tiek ilgiau laukti link filmo galo, nes buvom ne iki galo tikri, ar pavyks visų tų gabalų, kurių mes būtinai norime, ar pavyks visus juos suderinti. Tai, iš principo, aš prisijungiau dar prieš filmavimus. Kai buvo ruošiamasi filmavimams, tai čia 2022 turbūt dar metais. Ir 23 jau buvo montažas ir vyko jau tokie, kaip čia,
jau dėliojimas tos muzikos temų atsiradimas ir jau toks praktinis daugiau darbas. Bet tas mentalinis ir pasiruošimas jisai gan anksti prasidėjo. Mes jau prieš visus filmavimus turėjom nuspręsti, ar bus Metallica, ar bus Nirvana ir kurią rinksimės. Ar repuos pagal Selo gabalą, ar repuos pagal Chris Cross'ų gabalą aktoriai. Tai tuos visus dalykus ir tą tokį namų darbus greituosius mes turėjom atlikti prieš filmavimą. Taip pat labai gerai, kad paminėjai Metallica ir Selą. Papasakok, kaip atsirado Metallica filme ir tas išpildymas, kaip jis pavyko? Iš tikrųjų, Metallica, tai čia dabar jau apipinta ir mistika, ir legendomis, kaip jinai atsirado tame filme. Bet buvo stipriai mūsų svarstoma su Ignu, atsimenu, atsidarę notepadą, dėliojome tuos gabalus, tą ar tą. Ir buvo stipriai svarstoma, ar bus Nirvana, ar bus Metallica. Koks Nirvanos gabalas? Kelis svarstėm, ir Smells Like Teen Spirit, visokių buvo variantų. Rape Me, kaip ir irgi galėtų būti, bet galbūt jisai per daug svorio turėtų, bet visai ne dėl tų priežasčių ten nėra Nirvanos, yra Metallica. Iš tikrųjų, Jurgos personažas yra labai toks kobainiškas ir tokia buvo ir Igno vizija, kad jis turėtų būti toks truputėlį kurtas kobainas. Ir dėl to mums norėjosi atskirti šiek tiek Monikos ir tos Jurgos menininkės pasaulį. Ir jeigu mes būtume turėję Nirvaną, jie būtų dar labiau kažkaip susiniveliavę, galbūt atsiradę tokios sumaišties bereikalingos. Tai va šitoj vietoj, mums kaip ir patiko galbūt tos opcijos, ką mes girdėjome Nirvanoje. Ir tai irgi buvo viena iš top grupių, kurias visi pradėdavo mokytis groti gitara. Ypač 90-aisiais. Bet Metallicos tas riffas, Nothing Else Matters, taip turbūt, bijau pasakyti, bet gal net ir aš nuo jo pradėjau iš tikrųjų gitarą tada groti. Nes jis labai Smoke on the Waters arba, Nothing Else Matters. Bet ne Smoke on the Water, čia nebuvo mano aplinkoje. Čia 90-ųjų Šiauliai. Taip, čia sophisticated. O Metallica buvo realiai, ką visi mokėsi, nes tai yra ant atvirų visiškai stygų. Ta pati pradžia riffas. Toliau ten komplikuojas. Tai kažkaip, gerai, bet Metallica. Ir va taip mes apsisprendėm, kad ten bus Metallica ir tada jau ir aktorė Digna Kulionytė mokėsi tą Metallicos ten fragmentą groti, dainuoti ir taip jau ir įvyko tas filmavimas. Bet kai jau baigėsi montažas, kai mes jau sudėliojom ir jau tokius kaip ir galutinius beveik štrichus ir jau yra viena netgi filmo scena sumontuota pagal Metallica, jau patį tą gabalą. Ir mes vis dar neturim Metallicos galutinio patvirtinimo. Ne, preliminarus jie buvo, be abejo, čia buvo viskas tvarkingai daroma nuo pradžių ir kontaktuota, apsitarta dėl tų sąlygų buvo prieš tikrai. Bet dar neturėdami galutinės tos sutarties ir jau galutinio patvirtinimo, mes vis dar va taip kabojame, kad o kas bus, jeigu teks išmesti Metallica iš to? Ar tada reiks perfilmuoti tą sceną? Permontuoti, dar permontuoti, bet reiks tada ir perfilmuoti. Ar tiesiog iš viso ta scena dings, kaip čia dabar viską reikės dėlioti? Tai buvo to laukimo ir ta istorija jau daug kur girdėta turbūt, bet realiai Ignas rašė laišką Metallicai. Tai yra visiškai toksai crazy dalykas, kad tu niekad negalėjai pagalvoti, ypač 90-aisiais, kad ta muzika yra perkama iš viso. Nes, ta muzika, jie tiesiog būdavo, kažkas kažkur įsirašė, kažkas kažkam davė. Laukiniai vakarai. Laukiniai vakarai visiškai buvo. Apie originalo tą temą dar galim ir toliau grįžti. Bet kad ta muzika turi kažkokias teisės, kad ją galima kažkokiu būdu gauti iš tos muzikos autorių, tai buvo visai nesuvokiamas konceptas.
Bet dabar kiti laikai yra ir dabar yra filmas, dabar nėra, kad tu savo mėgamajam klausai iš magelio tos Metalikos. Tai Iš tikrųjų, kokia įdomi iš viso kelionė, tokiem žmonėm kaip tu, kurie 90-aisiais augo, galų gale dabar liečiasi prie to Metalikos dainos, jinai pavirsta į kažkokį tai fizinį formatą, kino bilietą, kur žmonės eina žiūrėti kiną ir pakalbam apie originalų ir fufleko temą. Šita tema pasikartoja visur, tiek, kaip ir sakai, soundtrack'e, jūs norėjot kuo daugiau originalo, tiek ir filmo dramaturgijoje, tiek ir santykiuose tarp veikėjų, tiek ir filmo produkcijoje. Viskas kvepia originalų, man atrodo, gal tai ir traukia žmonės ir masina juos eiti į kiną, žiūrėti šitą filmą ir man atrodo, paliekat tikrai tokį antspaudą, istorijos antspaudą, kas vyko Lietuvoje, originalų, ne fuflekišką. Ir kalbant apie originalą, tai iš muzikinės pusės norėčiau pakalbėti apie tavo originalias pastangas, kaip stengiasi atkurti originalą su būtent to laikmečio prietaisais, įranga. Tai, man atrodo, jau greitų metų griebsim ir pirmą kartą podcast'ą turėsim gyvą pasirodymą, gyvą garsą. Gerai, gyvą garsą, gyvą garsą pasižiūrėsim. Tai papasakok daugiau, ką naudojai atkurti garso takeliui. Tai jo, čia kalbant apie tą vidinį pasaulį. Be abejo, aš pradėjau rašyti temas kažkokias, kurios, man atrodė, kalba apie Rimanto tuos vidinius išgyvenimus, kurios juos sustiprina ir kartu sukabina visą tą tokį gan eklektišką takelį. Tai prasidėjo galbūt mano paieškos nuo to, kad aš nenorėjau, kad būtų toks kaip šokinėjimas per radijo stotis, kur tiesiog groja vienas hitas, kitas hitas, jie prasideda, sustoja. Aš norėjau, kad atsirastų kažkokia jungiamoji medžiaga, kuri galėtų juos kažkaip supinti. Tai be abejo, temomis galima tą daryti, bet yra labai svarbus komponentas, tai spalva, kaip skamba tos tavo temos. Ir aš nenorėjau konkuruoti, nes kažkokie hitai, kurie galbūt artėja, jie turi nuskambėti stipriai. Tas yra, pavyzdžiui, filmo įžangoje, mes turime artėjantį Mr. Vane gabalą ir dėl to tas dramaturginis muzikos takelis, jis toks laikomas šiek tiek prislopintas, jis kabo ore, jis tave įveda į tą būseną, bet jis yra ruošiamas superhitui. Tu reiškia, turi žinot, kada pasitraukti šešėlį. Tai kad aš galėčiau labiau būti toks chameleonas, kuris nelabai matosi, man reikėjo ir sintezatorių, reikėjo priemonių, kurios skambėtų truputėlį kaip iš to laikmečio. Ir prasidėjo tada ilgos paieškos. Tiek skaitant forumus, su kuo senesnė data, netgi yra 94 metų postų forumuose, tokių visokių dalykų. Ten tokiuose, bespalviuose, bet jų vis dar yra. Bet nebaisiai daug ten tos informacijos išlikusios tokios, praktinės. Bet bandžiau tiesiog atkoduoti, kokiais instrumentais buvo grojama. Bandžiau iš tų nuotraukų pasižiūrėti, kaip atrodė tos studijos, kas ten stovėjo. Ir taip identifikavau tokius tarytum, tuos pagrindinius potencialius kandidatus, kurių kažkokių nuotrupų ten girdėjau, žinojau, kaip jie skamba, bet šalia neturėjau. Tai tada prasidėjo kapstymasis po skelbimų portalus, vokiškus. Tenai. Vau, net Vokietija. Visiškai. Tai iš principo viskas, kas mano sugrota šitame garso takelyje, yra sintezatoriais iš vokiškų skelbimų, kurie kažkur dulkėjo, tokie, kai kurie net tokį tam tikrą pelėsio kvapą turi, kai tu jį gauni, apdulkėjo, bet vis dar veikiantis iš Vokietijos kažkokio prodiuserio, kuris ten turbūt 2-3 mečius nebuvo įjungęs to prietaiso. Aš turėjau skelbimuose kažkaip juos įtikinti, kad jie sutiktų siųsti į Lietuvą. Ir aš nekalbu vokiškai,
Tai ačiū Dievui. Jie turbūt nekalba angliškai. Aš net nebandžiau kalbėti angliškai, nes esu tą irgi patyręs senesniam savo ten sintezatorių paieškom, visai kitame kontekste, kad dažnai būna tu randi iš tokio mažyčio Vokietijos miestelio, kur parduoda tai, ko tau reikia. Bet tikrai žmogus nepasiruošęs imti, mestis į anglų kalbą, kažkur keistai ten, kažkur siūsti. Viskas buvo labai faina. Ir, aš su tais visais vertimais stengiausi kuo gražesnius laiškus jiem rašyti ir sukontaktuoti. Ir pradėjo atkeliauti pas mane fiziniai tie objektai, tokie, rekvizitai iš to laikotarpio. Tikrai, mes juos turime studijoje ir nekantrauju, kad uždėsim ant savo. Tikrai apdulkėję ir kai kuriuos ir pavalyti teko ir ten atsidarius kažkur ir kondensatorius pakeisti, visko, bet jie veikia. Originalus. Visiškai originalus. Ir buvo svarbi tokia linija, kad visa filmo muzika negali būti įrašyta vėliau nei 94 metai. Wow. Visi gabalai, kuriuos mes naudojam. Ne vėliau, nes filmo siužetas vyksta 93-4. Tai viskas, ką naudojam, gali būti tik tai anksčiau arba iš tų metų. Ir lygiai tas pats instrumentais. Viskas, kuo aš grosiu, negali būti pagaminta vėliau nei 94 metais. Tai visi tie dulkėti dalykai, jie buvo realiai tokiom datom pagaminti. Ir tas pirmasis atkeliavo pas mane Rolando JV880, toksai sintezatorius. Rekinis, net susigraudinau. Jis vis dar gyvas. Jis visiškai gyvas, jisai tiesiog šalia manęs nesitraukia ir aš jį visą laiką šalia turiu. Tai jis atkeliavo, atsinešiau į studiją pas save. Atėjo Ignas, sakau, klausom, kas čia yra. Aš manau, kad, verta buvo visgi tą daryti ir iš tikrųjų taip, prašokom kelis presetus, ten, aišku, jie visi prasideda tokiais pianinų samplais, ten kokie 4-5 būna tie pianinai, paskui ten visokie trimitai, trombonai, tokie. Reikia suprasti, kad tai buvo labai ribota atmintis ir ten tų samplų įkišti, ten turi, nežinau, 2 megabaitus ar kažkiek ten, bet jų 100 įkišdavo. Ir kažkaip, taip, pasirinkimai tie jie buvo labai. Mes netgi turime, man atrodo, vieną iš tų samplų biblioteko, ne? Čia yra biblioteka. Tam tikrai prasme to, čia yra pluginas. Čia yra VST pluginas, kuris grinai pluginasi. Jo, čia kuris pluginasi su šituo į tą sintezatorių. Tai ne visi tą turėjo, bet kai kurie modeliai turėjo tokius galimybę išplėsti tuos samplus, kurie ten yra viduj. Ne tai, kad atmintį išplėsti, bet tiesiog įkišti naujos atminties su jau fiksuotais. Sakykim taip. Tai būdavo tokios kortelės su tam tikrais samplų rinkiniais ir pačių patchų rinkiniais. Tai yra, kad jau tuos samplus naudojant galima padaryti ir skirtingai skambančių patchų. Kas man atrodo svarbu, tai nebuvo vien tik tai rinkinys fiksuotų garsų, bet tie sintezatoriai leido ir juos visiškai modifikuoti, ką aš stipriai ir dariau. Iš principo, visi tie garsai modifikuoti. Bet grįžtant prie to, kai Ignas atėjo ir paspaudi tada tą akordą, ir abudu taip eina savo, ta prasme, 90-ieji dažutį, tikrai. Grįžtam. Tikrai. Back to the future. Tikrai, jo. Forward to the past, nežinau, kažkaip. Jo. Ir visiškai, tikim abu kažkaip, kad, yra, čia yra atsakymas. Čia yra atsakymas, dar kažkur pereini, tada, pabandai kažkokį, net ne šitam filmui, bet tiesiog kokį nors greitą solo pagroti su kažkuriais, iš tų trimitų ar kažko ten, fleitučių, kažkokių dudelių, tu turi visus tos garsus, jie yra čia. Ir svarbiausia, nebuvo tikslas kopijuoti kažką, bet tikslas buvo iššaukti tą emociją, kad tie garsai tu išgirdęs tą patį, kad ir ten, nežinau, kažkokį pentatoniką ar tiesiog C mažorinį akordą, išgirdęs grojama tuo instrumentu, pedas to instrumento kažką turi savy, kas tave jau kažkaip teleportuoja į tą laikotarpį. Taip kaip tie hitai, bet subtilesniam lygmenį.
tu kažkaip jauti, kad tai yra vat, iš to laikmečio skambesys. Be abejo, galima naudoti visokius ten purvinimo pluginus, visus tos dalykus daryti, bet čia yra skaitmeninis laikotarpis. Gal net tai svarbu iš tikrųjų užakcentuoti, kad tai buvo lūžio taškas, iki tol buvo daugiausia analoginiai sintezatoriai, tada atsirado 80s jau tie visi FM sintezė, Yamahos, krištoliniai ten visi tokie skambesiai, stikliniai tokie sintezatoriai. Ir tada įvyko lūžis, kaip atsirado galimybė jau įdėti samplą, kad ir trumpą, bet įdėti tą samplą. Į tranzistorių. Kažkur, jo, aš nemoku gildutuoti ir ten visų tų schemų gaudyti, bet kažkur įkišti jo, ten, žodžiu, tą samplą. Va, taip. Tai, man atrodo, puikiai pavaizdavo tą lūžį muzikos žanre, filme ir visiškai tas lūžis vyko ir vėl grįžtų prie tos temos. Originalas ar fufleks, tai apie viską kalbam, visur buvo siekima originalo ir tikrai sveikintina. Tikrai sveikintina ir šitą žiauriai džiugu, kad žmonės tai vertina ir eina į filmą ir nekantrauja pasidalinti su žiūrovais, su visais gerbėjais, kiek procesas yra iš tikrųjų apgalvotas ir koks jis ilgas ir kiek įdėta darbo, kiek įdėta resursų. Tai tiesiog džiugu pasidžiaugti apie tai. Faina. Bet gal dar tęsiant truputėlį apie tą, skambesio, ką jis turi savy. Jo. Skaitmeninė era ir dabar, iš principo. Tas, kas prasidėjo, kai tą samplą ten įgrūdo, mes dabar irgi panašiai dirbame, iš tikrųjų. Tai, sakyčiau, netgi, panašus, vis dar šitas laikotarpis. Baigėsi analoginis, ten tie early digital ir dabar mes esam šitam. Bet tie pirmieji, jie buvo labai primityvūs. Ir man atrodo, tas stipriai rezonuoja su tuo tokiu primityvumu, šviežumu to Rimanto ir jo aplinkos. Kai tu turi galbūt kaip ir atpažįstamo tikro gyvo ten kažkokio įrašo tą samplą, bet jis turi būti taip sutraiškytas, kad jis tilptų toje atmintyje, kad po to jį atkuriant irgi netobuli tie visi keitikliai, kad jie kažkaip išlygintų jį, atsiranda tiek daug visokių artefaktų, visokių, tokių, nukrypimų nuo to originalo, kad, originalaus garso šaltinio, kad tie visi tokie, toks rupus, traškus, tas toks nekonkretus skaitmeninis garsas, jis ir buvo tai, kuo grojo to laiko prodiuseriai. Ir būtent mes girdėdami tos įrašus, esam susitapatinę, tada girdėdami, vėliau girdėdami, susitapatinę su to skambės tokiu ne iki galo konkrečiu, ne iki galo nugludintų. Ir man atrodo, tai yra tai, ką duoda tas toks instrumentas, kai tu jį išsitrauki. Tu gali uždėti vėliau tą supurvinimą, bet jis nebus tai, kad bus nuo pačios pradžios to garso šaltinio, jis jau iš purvo lendantis toks. Tai yra visiškai ne tas pats. Okay. Tai labai, labai gerai. Aš vėl noriu džiaugtis, kad ant tiek viską autentiškai darėt ir nuo pat to source'o iki pat deliverio. Ir kai minėjai, 94, kaip galima pasakyti, buvo lūžis tas nuo juostos į skaitmeną. Turėčiau čia paminėti, kad visgi labai nemažą indėlį turi su AI ir esi suprogramavęs pluginą AI varomą Sono Alchemist. Tai čia dar viena tema, kur, man atrodo, šiandien laiko neturėsim, bet galėsim kitą kartą pakalbėti apie tai. Bet taip trumpai, jei galėtum pasakyti, ar mes matome dabar naujos eros pradžią su integracija AI-us į muziką AI, ar tai yra, nežinau, tiesiog daug garso, dūmai be ugnies? Kaip manai? Kaip tau atrodo? Aš manau, kad visa ko centre vis tiek yra žmogus. Nors dabar yra tų baimių, kad AI perims pasaulį. Gal ir perims kažkokius ten valdymus. Gal jau perėmė, nežinau. Bet faktas, kad mes vis tiek esame gyvi fiziniai objektai.
turintis, nu, iš principo, mėsa, kaulai ir siela, nu, tokie vat gyvūnai mes esame šitame fizinėme pasaulyje. Ir mūsų visas gyvenimas vis tiek sukasi aplink žmonės. Mums įdomu žmonių istorijos, mums įdomu tai, ką jaučia žmonės, kurie panašiai kaip tu kažką galbūt patyrė, o galbūt visiškai kitaip patyrė, apkeliavo aplink pasaulį, kur tu nebuvai ir tau papasakojo, kaip ten buvo. Ir mes visiškai kitaip reaguojame į straipsnį, kuris yra tiesiog daug faktų aplink pasaulį keliaujančių žmonių sukompiliuota. Tai yra ne tas pats, kas yra vieno paprasto žmogaus šalia tavęs kažkokia istorija. Iš tikrųjų, čia dar tą supaprastinti visą tą istoriją turbūt galima būtų, tokių pavyzdžių, kad pavyzdžiui, jeigu vyksta futbolo varžybos, ir yra faina žmonėms žiūrėti, kaip žaidžia dvi komandos ir ten daug kintamųjų. Nesvarbu, kad jos baigsis 2-0, 2-1, ten 3-2, nežinau, 1-1 kažkokiu rezultatu, bet ten yra tiek daug emocijų. Ir jeigu būtų, kad žaistų dvi komandos robotų, pirmą kartą galbūt ir dar pasižiūrėtume, kaip tiem robotams sekės, bet realiai sekti ir tapatinti su to robotu yra komplikuota. Ta prasme, greitai baigtųsi, man atrodo, tas mūsų susidomėjimas tokių dalykų. Tas pats kaip paskaityti rezultatus laikraštyje. Vakar vyko varžybos 2-3, ten 2-0. Koks skirtumas šiaip? Tai man atrodo, yra svarbu tas gyvas žmogaus inputas ir tos gyvos patirtis, kai tu kažkur kažką, ten nežinau, kažkokioje aplinkoje galbūt tave mokykloje bulino, galbūt kažkas, galbūt kažkur kažką patyrė, ką tu tada įdedi į savo kūrybą ir tai rezonuoja su tuo kitu žmogum, tokiu pat kaip tu, kuris turi sielą, yra fizinis toksai darinys. Ir dėl to man atrodo, kad čia yra centras, o visa kita yra priemonės. Tai tos priemonės 90-aisiais buvo traškus tie tokie early digital sintezatoriai. Perspausti. Šiek tiek seniau galbūt buvo analoginiai sintezatoriai. Galbūt dar seniau ten dar kažkas buvo, liutnios ir ten valtornos, ten kažkur kažkas kažkaip, o dar kažkada su anglim tiesiog tapė ant, ten paišė ant kažkokių urvų ir irgi buvo vis dar tie patys pasakojimai žmonių apie tos šalia esančius dalykus, tas istorijas, išgyvenimus. Ir labai gerai, tarp kitko, jie ten dirbo irgi. Labai turėjo akį, talentą ir visą kitą. Turėjo techniką ir... Jo, turėjo įrangą. Turėjo tokią įrangą, jo, turėjo rudesnę, juodesnę ir visai variavo. Ir šiek tiek rinkdavosi, šiek tiek juodos, šiek tiek rudos. Tai lygiai tas pats ir dabar su AI. Mes galime... Ten, aišku, paspaudai, išgeneravo ten gabalą ir jis skamba taip kaip, tokia iliuzija baigtinio gabalo. Bet viskas okei. Bet ar tau teikia tai emociškai, kažkokia, rezonuoja emociškai su tavo patirtimis? Jeigu rezonuoja, valio, pirmin, viskas okei. Jeigu nerezonuoja, rinkis tada kitą priemonę. Ir niekas nesako, kad tu turi būtinai tik tą vieną naudoti. Kad jeigu AI, tik AI, bus kažkada po 30 metų, nežinau, ne filmas, gal jau bus visai kitas formatas, bet kažkoks kūrinys apie tokį early AI soundą. Ir kažkas irgi sėdės turbūt studijoje, kažkur, nežinau, nebus tokių studijų, bet kažkur kažkas konstruos tą patirtį. Kaip atkurti, jo. Kaip atkurti tą tokį netobulai sumestą iš įvairių patirčių, tokį kažkokį darinį. Bus gal šiaurinės kronikos kažkokios. Galbūt Šiauliuose gal kažkas dabar sėdi produceris, kuris gamina AI-us trekus, viral. Taip, visiškai. Tai muzika tiesiog mediumas nusikelti ar į ateitį, ar į praeitį, čia jau nuo mūsų priklauso. Bet dabar, aš manau, galim nusikelti į šitą gražų filmą. Tai šiandien tikrai išskirtinė galimybė nuostabioje studijoje pasiklausyti mikso. Tai šiandien, kiek žinau, turim projektą Pietinių kronikų su garso stemsais, garso mikso, kurį darė kolegos.
Taip, tai šito filmo garso režisierius Saulius Urbanavičius, galutinio suvedimo garso režisierius Jonas Maksvytis. Ir mano rolė, sakau, buvo man netipinė, kad aš prisijungiau kaip kompozitorius filmo. Tai yra, aš atsakingas tik už muzikinį takelį, visą tai, kas pasakojama filme per muziką. Tai šiandien girdėsim nuostabiai jūsų Sauliaus Jono ir Vyčio kolaboraciją. Jo. Gerai, tai neriam. Tai gerai, Vyti, pereinant prie, kalbėjai nemažai apie vidinio pasaulio temas ir motyvus. Tai ar galėtume pažiūrėti sesijoje, kaip jie atrodo ir kaip jie skamba ir iš ko jie susideda? Nu, iš tikrųjų, čia jau sutrauktas muzikos takelis filmo iki komponentų, kurie jau nugulė į tą galutinę versiją. Aha. Bet, nu, va čia melsva spalva yra mano visos filmų įrašytos temos, žalia yra superhitai, lietuviška pop muzika ir mano kurti kūriniai kaip DJ VTS pseudonimu. Wow, kaip šitas įdomu, aš šito nekalbėjom, kad iš tikrųjų Vytis yra šitą ne vien garso kompozitorius muzikinio takelio, bet ir yra slaptas šiaulietiškas amplua, ne? Nu, sakykim taip, čia mano kolaboracija su tuo DJ VTS, kuris turi lietuviškų šaknų, bet šiaip kažkur, kaip aš suprantu, kilęs ar tai iš Olandijos ar Vokietijos, kažkas tokio. Wow, tai filmo ta va, tokia dramaturginė visa linija, ji yra iš tikrųjų konstruota iš sluoksnių, kuriuos aš gludinau, ilgai rašiau ir konstravau specialiai tom scenom ir paskui galutiniam suvedimui visgi aš daviau viską tokiamis garsų grupėmis, kad mes vis dar turėtume galimybę jau su efektais, su dialogais ir bendrame kontekste tam tikras grupės dar, sakykime, paniveliuoti. Tai vat, tarkim, pagrindinė filmo tema, kuri skamba tiek filmo pradžioje, tiek gale, tiek tose vietose, kai Rimantas daugiau panyra į savo vidinius tuos išgyvenimus, į dilemas, tai, turbūt tampa pažįstama filmo eigoje. Svajinga, bet ritminga taip pat. Norėjusi, jo, kažkaip, kad būtų, kad liktų ir toks, stiprus tokios nežinomybės, kabančios ore, bet netamsios nežinomybės toks jausmas, kad ji būtų šviesi. Aš norėjau, kad jinai būtų šviesi, optimistiška, bet kartu naivi, kad nebūtų overproduced toksai skambesys. Ir iš tikrųjų tas samplas, kurį aš čia būtinai norėjau turėti šitame gabale, tai yra iš grupės Sonic Love, lietuvių grupės Sonic Love. Pažiūrėkim. Samplas, aš jį kartoju, tokį kaip prieš pastatydamas savo tom tokiom plaukiančiom temom, kad jis taip ir laike suskaidytų ir truputėlį suponuotų to Rimanto vidinį geziuko tokį pasaulį, atėjusi iš tos tokių nuotrupų iš to Eurodance lauko, kuris supa jį aplinkui, kad būtų toks lyg prieš pastatymas tam ambientiniam plaukiančiam tokiam jau lyriniam pedui. Vyti, ar yra šitas samplas Sonic Love šitas arpedžio? Taip, tas arpedžio būtent yra Sonic Love. Jo, be jo. Tai būtent čia Sonic Love Amžina naktis samplas. Ne, čia ne iš šitos kasetės. Čia iš Amžina naktis albumo mes naudojam gabalą Tik, kuris yra Naujų metų scenoje filme. Šitas yra iš kultinio jų jau, sakykime, albumo Hei visi kartu. Kad iš principo, kaip lieka visa ta tema, visa jos esmė, ji yra, bet aš norėjau to tokio, truputėlį
traškaus, lietuviškos šokių muzikos tokios detalės, tokio skambesio. Aš jį galėjau susimuliuoti, galėjau pats sugroti ten tą melodiją, bet aš norėjau tokio inkliuzo, truputėlį vaporwave-iškai pažiūrėti tai, kad tai yra tarytum kažkas iš praeities, kažkas integruota, bet užlūpinta, užsempluota ir tai tampa kaip naujų komponentų visoje toje mišrainėje. Tai be jo, yra daug tų sluoksnių ten plaukiančių ir visa kita. Tai dabar klausome pagrindinės temos. Kaip ta tema pagrindinė per filmą keičiasi? Jo, ji varijuoja, kai Rimantas, sakykime, startinėje pozicijoje regbyje yra toks, optimistiškame tokiame liktai taške, kad atsiveria galimybės varyti žaisti su seniais. Tai vėliau visko ten pas jį vyksta. Bet, sakykime, kai jam santykiai klostosi lyg ir teisinga linkme su Monika ir kai jis pradeda atrasti tą savo vidinį tokį potraukį skaityti knygas, kas jam lyg ir ne iš jo lauko tokia veikla, tai tada ta tema irgi sugrįžta, bet ji grįžta šiek tiek skirtingom kombinacijom. Vis dar laikau tą samplą ir tos plaukiančius pedus. Ar galėtume paklausyti? Tarkim, Rimanto, šitos pagrindinės temos, Rimanto... Jo, šiek tiek vėliau, sakykime, yra toks ilgas segmentas, kai jis skaito ir jis leidžia jau laiką su Monika, jie kaip ir suartėja stipriau ir panašu, kad jau kažkas tarp jų vyksta ir ten stovi prie ežero, galų gale jam į kišenę įkiša lapelį. Tai šita tokia, kelių scenų toks junginys, man norėjosi, kad ta muzika padėtų pajausti Rimanto būseną, kuri tęsiasi, nors ir šokinėja vaizdas. Nes ten buvo, kad yra vienoje vietoje, vienu laiku, kitoje vietoje, kitų laikų jis ateina, skaito, jis tada ten kažkur važiuoja ir jis vis dar skaito, paskui jie susitinka, ji prie mokyklos, daug skirtingų tokių situacijų, bet jas visas jungia jau Rimanto jausmas, kuris ten yra užsidegęs. Tai iš principo šiek tiek, tembrai kitaip modifikuojasi. Tokio aš net norėjau, tokio... Šiaip orkestrinis skambesys. Jo, gal, nors čia tikrai nėra net tie garsai, kuriuos aš naudoju iš sintezatoriaus, jie nėra remti ten orkestrų samplais. Aš norėjau būtent to tokio, truputėlį orkestrinio... Labai cinematiška. Sudėties. Labai cinematiška. Visi tie tembrai iš tikrųjų, aš gerai dabar jau pažįstu to sintezatorių meniu, ten visiškai baisiausias meniu divingas, turbūt kokį įmanoma sugalvoti, bet tu gali nueiti bet kurį parametrą, ir viskas ten taip truputėlį kažkur pagal veiksmą, aišku, tenais vystosi. Yra dar, aišku, čia matau sluoksnių daugybės ir, ten ir išjungta viskas, bet aš tuos visus garsus specialiai filmam ilgai sėdėdamas po tą meniu nardydamas, pasidariau taip, kaip aš norėjau, kad jie skambėtų. Tai nėra ten orkestrinis kažkoks samplas, tai yra tiesiog primityvos bangos. Samplas, pietinių kronikų audio identitetas. Kažkas tokio ir, tokie pliūpsniai, man norėjos, kad, tokie būtų, taip tarytum, jam į smegenis užpilinėja visą tą filmą kaip plūstą, taip į širdį kažkur ir pradeda kažkas taip pat augti, kad jaustųsi toks Rimanto būsenos atspindėjimas tame takelėje. Ir jie yra tarytum nepastebimi, turbūt. Aš tikiuosi, kad daug kas jų net nepastebi, kad ten yra tie dalykai, bet jie tam ir skirti. Ir ateina Sonic Club. Ja, bet taip, kažkur ateina vėl pasineria, lyg yra, lyg nėra. Toks. Ar mes čia turim kažkokį voiceoverį gal pasakojantį ir kažkokį... Čia yra, čia segmentas, mes galim įsijungti. Gal pabandom, aš atsimenu, kad voiceoveris labai buvo
didelę pasakojimo dalį užėmė. Gerai, turiu varyti. Matkai, negaliu praleisti. Ai, o tu raganai ir lietų skaitęs? Čia. Iš karto istorija. Įgauna daug daugiau gilio. Ir jinai jungia toliau, Ir nors mes turim keičiasi filmą. lokacijos ir Mes viskas. turim filmą. Čia skaitai? Nieko. Jo, ir regbis ir visa kita. Labai gražiai jungianti tema. Iš Be tikrųjų. abejo, yra labai svarbu, kad tos temos ir neštų jo būseną, bet kartu ir liktų šešėlėje tokios truputėlį. Nes kaip aš ir sakau, yra super hitai, kurie artėja kartais po tų temų ir tarkim ten yra pradžioje filmo. Kaip jungiai super, tarkim, tą ne bibliotekinę muziką, bet originalius garso, originalias dainas su savo takeliu. Ar pritaikiai tonaciją, ar kažkaip bandėjai pereit gražiai su ritmu? Visko buvo. Iš tikrųjų, tai būtent ta visa, tie komponentai, jie iki galo dar tokie buvo, kabantis, nebuvo aišku visi gabalai. Mr. Vane mes nematėm nieko kito, tik Mr. Vane nuo pat pradžių. Galima pasakyti, kaip skamba Mr. Vane? Be abejo. Tai buvo, gan aišku, kad filmas privalo prasidėti su Mr. Vane, kas be nutiktų. Ir kai aš pradėjau rašyti tas temas, netgi tai pirmai, sakykime, scenai, jausmas buvo, bet aš vis dar negalvojau apie tai, kad tai turi būtinai sutapti tonaciškai kažkaip ten su Mr. Vane. Ir aš juos sudėjau ir buvo, kad vienu pustoniu skiriasi. Ir buvo toks, visiškai klešas kažkoks, kažkas visiškai ne taip. Ir tiesiog tai reikėjo visą mano kompoziciją vienu pustoniu stumtelėti. Ir aš nustebau, bet visiškai, praktiškai gali toliau važiuoti Mr. Vane ant to gabalo ir jie, tiesiog tarpusavėje visiškai nei vienoje vietoje nesikerta. Tai iš tikrųjų, būtent filmo intro taip ir sukonstruotas, kad turim, gal aš taip atjungsiu dialogus, efektus, tik tai muzikos paklausysim. Tai yra ta pirma, atidaranti tema. Tada čia eina dialogas, bet ta tema vis dar lieka. Jo, tema vis dar lieka kabota, ne? Raščiuką atnešti. Kodėl? Eisi pas senius. Pasibandys tave. Čia rimts? Nes toj bus Mr. Vane, tai yra šiek tiek palikta erdvės. Jo, Rimanto gyvenimas dialogui. Keičiasi. Jo, kažkas naujo. Bet aš turiu neužgošti to. Ir, turi būti nuotaika, bet turi būti dar erdvės augti. Tam, kad jau kaip kals, tai bus stipru. Šiaip tai man greit pasidarė, aišku, kad tai, ką tu veikiai aikštėje. Wow, kaip gražu, kaip įeina filmas į ritmą. Koks gražus ritmas. Bet iš tikrųjų, tai pirmai scenai ankstyva mintis buvo, netgi montažas ankstyvasis filmo buvo pagal muziką su beatu, regbis, sportas iš tos pusės. Bet aš kažkaip, jaučiau, kad kaip tu pristatai Rimantą pirmoje scenoje, nuo to priklauso, kaip jį po to žiūrovas supras. Nes jeigu tu jį pateiksi tik kaip paviršutinišką sportininką, tik rodydamas jo išorinį pasaulį, paskui bus labai sunku nusileisti į jo vidų ir jį pradėti žiūrėti kaip į jautrę sielą, kuri turi dar tą žuvėdros, tą visą motyvą. Tai ir pabandžiau perteikti tą idėją tokiu būdu ir atsimenu, turėjau tada išskristi ir su Ignu nebepavyko gyvai susitikti, mes online kažkaip dar pasišnekėjom ir tiesiog, tas temas tada išsiunčiau jau pagal scenas sudėliotas ir gavau
vėliau iš Igno žinutę, gal baisu skaityti, kad netgi tam tikras scenas reikėtų permontuoti pagal tą muziką, kad, iš principo, teisingas ėjimas eiti, tuo keliu, kad būtent startuoti su jau tuo visų giliu ir laikyti tą gilį. Kad tai, tam tikrą prasme, toks, įvyko feedbackas, kai, muzika irgi padiktuoja kažkiek, kaip paskui montažas dėliojasi. Tai, ir ta tema jį kartojasi, aišku, ir filmo pabaigoje ta tema. Ar galim paklausyti, kaip išsprendžia, kokią emociją norėjai palikti žiūrovui, su kokia emocija jis turėtų išeiti iš filmo, ką turėtų išsinešti? Mes turime paskutinę sceną, jeigu teisingai prisimenu, paplūdimyje. O mes čia spoilinam? Jo, šiaip negalim spoilinti. Mes spoilinam. Jo. Dėl emocijos. Dėl emocijos, jo. Tai kad, man atrodo, šiaip, filmo tokia ir dramaturginė arka truputėlį yra, kad jis nėra naiviai parašytas. Iš tikrųjų, Eglės Vertelytės scenarijus superinis ir Rimanto Kmitos knyga galų gale. Jie visiškai legalizavo visų pirma mūsų identitetą, tokių šiauliečių, kur dabar aš galiu kalbėti šiaulių kalbikai, yra normaliai. Oh my god, aš dabar supratau, kad mes galėjom pusę. Mes galėjom visą intervalą kalbėti šiaulių kalbikai. Ne, nes aš turiu, bet reikia gerbti žmonės. Papezėt galėjom. Reikia gerbti žmonės. Tai jau ir knyga, ir scenarijus turėjo tokią arką, kad, tu sieki kažko, bet, nebūtinai ten tau šviečiasi, bet kartu yra apie susitaikymą, man atrodo tas. Tai kaip mes startuojame filme, finale, irgi norėsiu, kad tas, Rimantas, nežinau, irgi gal čia spoilinimas, šiaip gaunas, jaučiu, negerai irgi. Jo, nedėkim per daug. Nešnekėkim apie tai. Aš tikiuosi, kad jau visa Lietuva pamatys tą filmą ir galės žiūrėti gal jau po pamatymo ir atrasti dar. Ne, mums nebūtina galo rodyti. Mums nebūtina, gerai. Nerodom galo, reikia skirtumą, kaip dėlės. Violet and yellow. See a lot of violet and yellow.